Laidą pristato Auksinė mintis. Moterys kartais būna tokios nedėkingos. Aš atsikėliau anksčiau, iškepiau kiaušinienę, padariau kavos, atnešiau jai pusryčius į lovą. O vietoj to, kad padėkotų, ji man sako: vėl tu maniakė į mano namus įsilaužei. Plačiau miestelio naujienas aptars Palytikių klubas. Sakykite, kolegė, ar tarnybinis transportas gali būti naudojamas asmeniniams reikalams tvarkyti? Nesupratau. Kartoju, ar tarnybinis transportas gali būti naudojamas asmeniniams reikalams tvarkyti? Na kaip tai, žinoma, kad ne. Negalima, šitiek metų visi kartoja, baudžia, rėkia, visur, kad negalima savališko mašiną važinėti savo reikalais. O tu čia klausi dabar, kaip čia dabar tu klausi? O todėl ir klausiu, kad Panevėžio rajono savivaldybėje tarnybinis transportas kai kada naudojamas ir asmeniniams reikalams tvarkyti. Nu čia dabar, kai įstatymai negalioja, jie tų įstatymų neskaita. Na, galioja, bet pasirodo, jie jo nevykdė. Taip sakant, pažeidinėjo. O tai parazitai, matai, aš kur tu sužinojai? Taigi va, pačios savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, kai patikrino, kaip naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai rajono biudžetinėse įstaigose, pačioje savivaldybėje ir 12 seniūnijų, tai ir tie patys nustėro. Kaip tai nustėra, nesupratau. Na, kitai žodžiais tariant, pakraupo, kad niekas nevykdo įsakymų. Nu čia dabar tai gražu, bus toks reikia, ne? Reikia. Štai kontrolieriai nustatė, kad dalis seniūnų automobilis laiko savo namuose, nors įrašai kelionės lapuose rodo, kad taip nėra. Tiksliau, įrašai kelionės lapuose netitinka automobilio važiavimo maršruto ir jo buvimo vietos. Nu tai čia jau dabar, vaikeli, žinau, kad yra dokumentų klastojimas, ne kitaip. Paklausyk, dar įdomiau, nustatyti atvejai, kai valdiški automobiliai vykdavo į kitus šalies miestus, tačiau biudžetinės įstaigos neturėjo tai patvirtinančių dokumentų. Buvo ir tokių kuriozų, kai tarnybiniai automobiliai buvo naudojami, tačiau darbo apskaitos žiniaraščiai rodė, kad žmogus tuo metu nedirba. Todėl manoma, kad kai kurie darbuotojai tarnybinius automobilius naudoja ne vien darbo, bet ir asmeniniams reikalams. Nu čia tai čiūdai daugiau nieko, kitaip nepasakysi, tai kur žiūrė STT, FNTT, kol negaudo tų bonų? Ai, tau tai iškart toj gaudyt turi kažkas. Gaudo tik tuos, kuriuos reikia. Tai ir savivaldybės opozicija pastebėjo. Na ir kokianis pastebėjo? Jie pastebėjo, kad pro kontrolierės akis prasprūdo rajono meras Povilas Žagunis ir vicemeras Antanas Pocius, kurie į darbą atvažiuoja ir iš jo grįžta namo tarnybiniais automobiliais, o kartais juos namuose laiko ir savaitgaliais. Eiksis tau, tai ką, šitokių dalykų nenustatė? Būtent, kad ne, bet pasirodo, kad tokią teisę jiems suteikė savivaldybės administracijos direktorius Vitalijus Žirlys specialiu įsakymu. Pastarasis teigia, kad merui ir vicemerui išimtis padarytos dėl jų darbo specifikos, nes jiems savaitgaliais tenka dalyvauti įvairiuose renginiuose. Na tai taip, na kurgi čia, reikia babutės aplaikti, seninės aplankyti, čirkų kokių mes už lūpas ir panašiai, taigi negi su savo mašinu važiuosi. Na bet tu nepergyvenk, turim kas tos reikaliukus išriš. Vyriausybės atstovė Panevėžio apskrityje Rasa Šošič jau sakė, tuoj imsis šito reikaliuko. Būk ramus, tvarka bus. Na žiūrėsime, kaip čia bus su to tvarku, miesto savivaldybė tai jana pasidarbavo, va. Bus įdomu pažiūrėti, kaipgi darbuosis į rajono valdose.